Tai sveiki visi dar kartą ir pradėsime savo prezentaciją. Tuoj pasidalinsiu savo ekranu ir papasakosiu tai, ką papasakoti noriu šiandien. Šiandieną prisijungėme visi tam, kad plačiau apkalbėti būtent apie tai, kokie žingsniai turi būti, kad turėtume tam tikrą sėkmę būtent tinkliniam marketinge. Tai pradedant nuo to, turėsime tam tikras temas, tai kiekvieną apžvelgsime plačiau ir pakomentuosiu taip pat kiekvieną plačiau. Pirmoji tema yra produktų tikėjimas ir naudojimas. Tai tiek niche versle, tiek visai nesvarbu, kuriame versle yra labai svarbu pačiam naudoti produktus ir suprasti jų naudą. Autentiška patirtis didina pasitikėjimą ir palengvina rekomendacijas. Tai natūralus pasitikėjimas kyla iš to, kad kai jūs patys naudojate būtent produktą ir tiesiog natūraliai jį rekomenduojat, o ne todėl, kad ten jisai perkamas kitų žmonių ar ten dar kažkas. Tai žmonės daugiausiai tiki kitų žmogumi. Taip pat tai yra lengvesnis pardavimas, kadangi tai tampa jau tiesiog, ne kaip pasakyčiau, produktų pardavinėjimu, ne produktų piršimu ar ten dar kažkokiu įsiūlymu, kaip kai kurie mėgsta sakyti, ar ne, bet tai yra tiesiog pasidalymas būtent savo gerąją patirtim, tai neagresyvi kažkokia reklama ir neįtikinėjimai kitų žmonių pirkti būtent tą produktą. Autentiškumas tai yra tikras džiaugsmas ir rezultatai, kurie jaučiasi bendraujant. Todėl patys pokalbiai atrodo nuoširdūs ir neįtempti, tai yra tiesiog toksai natūralumas gaunasi automatiškai. Ir tai yra labai didelis pavyzdys jūsų komandai. Komandos nariai mato, kad jūs patys gyvenate tuo, ką dalinatės, ką siūlote ir natūraliai lengviau ir nauji žmonės pradeda jūs sekti ir automatiškai didėja pasitikėjimas jumis, būtent jūsų komandos narių. Tai taip pat yra mažesnis perdengimas, kadangi kai tikite savo produktais, jūs einate tolyn žingsnis po žingsnio kiekvieną dieną ir tai jums nėra tas toksai tiesiog pardavimas. Jūs tai darote natūraliai ir tai gaunasi daugiau ne dėl pardavimų, o dėl to, kad jums tas produktas veikia ir natūraliai, aišku, gaunasi nuo to uždirbti. Ir jūs taip sukūrite tam tikrą vertę žmonėms. Ir žinoma, ilgesni santykiai. Sakykite, pavyzdžiui, kada jūs patys dažniau perkate pakartotinai produktą. Kai matote, kad kitas žmogus jį naudoja, ar tiesiog tas, kuris pareklamavo, bet daugiau nebematote, kad jisai jį naudotų. Tai natūraliai, kai žmonės mato tuos realius rezultatus iš realių žmonių, dažniau lieka tiem ilgalaikiam santykiam, tai kuo dažniau dalinsitės būtent savo teigiamą patirtimi, tuos, kaip sakyt, labiau motyvuotus ir labiau išliekančius klientus pritrauksite prie savęs. Tai čia yra numeris 1 visur ir visame kame naudoti savo produktus ir jais tikėti. Tai bus jūsų numeris 1 sėkmės paslaptis. Gerai, tada keliaukime prie antrojo. Tai yra būtent asmeninis prekės ženklas. Ir dažnai pastebėkite, kad ir patys tą lygiai natūraliai ir darote. Ir lygiai taip pat ir čia atėję, ar ne, jūs natūraliai tai padarėte. Jūs jungiatės ne kiek prie kompanijos, bet jūs prisijungėte kartu ir prie žmogaus. Tai galbūt jums patinka ta kompanija, bet jūs kartu ir prisijungėte prie kažkurio žmogaus, kuris jums patinka. Arba kažkurį pamatėte reklamuojant internete būtent tą kompaniją, ar ne. Ar pažįstate tą žmogų iš seniau, ar panašiai. Bet tai tie, kurie ieško tik kompanijos, tai dažniausiai nueina į kompanijos puslapį ir tenais užsiregistruoja. Bet žmonės jungiasi ne prie kompanijos, jie jungiasi prie žmogaus. Ir nuoseklus bendravimas, vertės dalinimasis, atvirumas padeda pritraukti stiprią komandą.
Tai kokie yra patys didžiausi asmeninio prekės ženklo privalumai? Tai yra pasitikėjimas, tai yra išskirtinumas, tai yra lojalumas, komandos augimas, autoritetas ir ilgalaikė vertė. Ir visus šitus dalykus apjungus, jūs turite labai stiprų asmeninį prekės ženklą. Kai kurios iš jūsų tikrai pastebiu, kad dedate labai daug pastangų į tai, kad būtumėte matomos, pastebimos ir vienos galbūt orientuojatės daugiau į pardavimų kryptį, kitos būtent į lyderystę. Tai pas kai kurias tikrai labai labai gražiai matosi būtent tas asmeninės prekės ženklo augimas. Ir kiekvienas turėtume susikoncentruoti būtent į tai, kad kokią vertę aš sukuriu ir kokią vertę aš galiu perduoti kitam žmogui. Ir ar tas žmogus manimi pasitikės. Pereikime toliau. Pastovus kontaktų kūrimas. Tai tinklinis marketingas pats auga praktiškai tik tai per naujus ryšius ir pokalbius kiekvieną dieną. Reguliarus žmonių kalbinimas užtikrina stabilų komandos augimą. Ir tikrai pas mus komandoje yra žmonių, kurie tuos ryšius kuria kiekvieną dieną deda postus, kiekvieną dieną atranda naujų žmonių, su jais bendrauja, kontaktuoja ir keliauja toliau. Ir tas būtent pastovus kontaktų kūrimas, tai ir būtent didina jūsų komandą, kadangi vyksta, kaip sakyti, natūrali labai atranka. Kodėl? Nes visi žmonės prisijungia prie jūsų, niekados pas jūs nebus visų 100%. Ateina laikas, kai iš kurie žmonės iškrenta. Vieni ateina prisijungia tik tai pirkimui dėl savęs, tai jie neperka kiekvieną mėnesį ar ne. Kiti ateina užsidegę, nori kažką daryti, bet jau jų tas entuziazmas po kurio laiko išblėsta ir tada jie automatiškai atkrenta. Jeigu nekursime pastovių kontaktų, tai yra pastoviai kontaktų, jeigu nesukursime, neatrasime naujų žmonių, tai mūsų komanda automatiškai mažės, nes mums reikia papildyti praktiškai žmonių daugiau negu anksčiau, vis daugiau ir daugiau ir daugiau, kad mūsų komandos sistemingai augtų. Tai yra kiekvieno tinklinio verslo variklis žmonės, be jų nėra nei augimų, nei stabilumų, nei nieko toliau. Ir kaip ieškoti tų naujų kontaktų, tai jie prasideda kasdieninėje aplinkoje, tarp pažįstamų, tarp veiklų, tarp kažkokių tai įmonių, įstaigų ir panašiai, socialiniuose tinkluose ir sąmoningai plečiant pažinčių ratą. Tai tuo, kuo jūs kvėpuojate, tokius žmonės patys ir pritraukėte. Tai sąmoningai plečiate būtent pažinčių ratą, susipažįstate su naujais žmonės įdomiamis. Ir svarbiausia, kaip sako, yra nemedžioti, o nuoširdžiai domėti žmonėmis ir kurti su jais ryšį. Dabar kaip bendrauti būtent su savo kontaktais? Tai bendravimas turėtų būti paprastas, žmogiškas, be jokio spaudimo. Pirmiausiai santykis, o tik vėliau galimybės pristatymas. Tai reguliarūs pokalbiai ir dėmesys žmogui kuria pasitikėjimą, iš kurio gimsta ilgalaikis bendradarbiavimas. Tai iš savo patirties galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, aš turiu irgi savo aplinkoje nemažai žmonių, su kuriais nuolat kontaktuoju. Tas kontaktas yra ne tai, kad tiesiog labas, aš tau ten siūlau tą ir tą, bet tas kontaktas prasideda nuo to, kad pirmiausiai, aš pasidomiu, kaip žmogui sekasi. Galbūt pas jį šiuo metu yra kažkokia netokia situacija, ar ne? Tiesiog mano pasiūlymas galbūt net nepagerintų tos situacijos, o ją dar pablogintų. Nes žmogui galbūt yra kažkas atsitikę, kur jam reikia galbūt paguodo žodžio, ar ne, ar reikia kažkokio motyvacijos ar pastūmėjimo kažkokio, o čia iš karto su šaltu pasiūlymu. Tai ne, pirmiausia, turime bendrauti su žmonėmis, jais domėtis natūraliai, bet ta prasme, kad iš tikrųjų mums turi rūpėti tie žmonės, ne šiaip savo, kad susigalvojau, parašiau ir viskas, ar ne, tai nuolat reikia bendrauti su žmonėmis, domėtis, kaip jiems sekasi ir tik paskui pasiūlyti būtent tą galimybę prisijungti, kai matote, ar tas žmogus šiuo metu gali priimti tą informaciją ar ne. Pastovumo svarba, tai kad veikia kaip kasdieninis įprotis,
ne vienkartiniai veiksmai, tai turi būti reguliarūs pokalbiai ir laikui bėgant sukuria stiprų ryšių tinklą ir užtikrina stabilų komandos augimą. Tai būtent apie tai, kaip ir kalbėjau. Kitas dalykas, jeigu žmogus šiandieną turi problemų ir nenori galbūt apie tai girdėti, bet tai nereiškia, kad jisai nenorės apie tai girdėti vėliau. Tai mūsų pareiga dar yra sukurti labai gerą savo įvaizdį, tai būtent tą asmeninį prekės ženklą, palikti apie save puikų įspūdį, nes žmonės persigalvoja, žmonėm pasikeičia situacijos, labai daug visokiausių dalykų įvyksta, ko pasekoje tas žmogus prisimins, kad su jumis bendravo, kad jūs jam pasiūlėte tą galimybę, ar ten po kiek laiko vėl pakalbinsite ir sakys, žinai, aš persigalvoju, aš noriu prisijungti ir taip toliau. Tai kurkite gražius ryšius, niekada neatsakykite žmonėm neigiamai. Viską darykite per gerąją prizmę. Jeigu ten kažkokį jūs užsipuls negražiai ar kažkas, tai tokiem žmonėm niekada nekirskite atgal, o tiesiog palikite juos. Ignoruokite, palikite ir jie tegul būna su ta savo nuomonė, bet niekada neatsakykite neigiamai. Nes tai tas neigiamas atsakymas tai parodo būtent, koks jūs esate. Tai jūs pristatykite save iš gerosios pusės arba tiesiog parašykite, atsiprašau už sutrukdymą, jeigu bus jums aktuali informacija, tai susisiekite su manimi, kontaktus turite ir linkiu jums gražaus vakaro. Tai, tarkim, va tokią žinutę, kad ir nesvarbu, ką jis jums ten negražiai atrašys ar ne. Keliaukim toliau. Vienas dar iš pačių svarbiausių dalykų, tai yra būtent visa sistema ir kertinis dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra duplikacija. Tai yra išmokyti savo žmonės daryti tą patį, ką darote jūs. Tai yra paprasta, aiškiai ir lengvai kartojama sistema, kuri leidžia komandai augti be sudėtingų procesų. Ir kuo lengviau bus pakartoti veiksmus, tuo greičiau plėsis jūsų struktūra. Ir dabar kaip tai turėtų atrodyti išsidėstę, ar ne? Pat patrauksiu, kad matytųsi. Ir čia beskinė taip man. Ai, čia šis panaikinu kažkur. Nu, nesvarbu. Tai turėtų pirmiausia viskas susidėti iš paprastumo. Nes svarbiausia sistemoje yra paprastumas, nes dauguma žmonių pradeda veikti tada, kai viskas atrodo nesudėtinga. Ir kuo mažiau žingsnių, sprendimų reikia priimti, tuo lengviau naujiems nariams pradėti kartuoti veiksmus, bet baimė suklysti. Tai paprastumas turėtų sudaryti apie 40% būtent visos sistemos. Aiškumas ir struktūra, tai sistema turi būti aiški, labai lengvai suprantama kiekvienam nuo pirmos dienos iki lyderio lygio. Ir kai visi žino, ką daryti šiandien, rytoj, po savaitės, duplikacija įvyks natūraliai ir be nuolatiniais kontroliais. Ir tas aiškumas ir struktūra turėtų sudaryti apie 35%. Ir nuoseklus kartojimas. Tai tas nuoseklus kartojimas turėtų būti tada duplikacija atsiranda tada, kai tie patys veiksmai nuolat yra kartojami ir vienodai visoje komandoje. Ir visas tas pastovumas leidžia struktūrai augti stabiliai, nes kiekvienas naujas žmogus daro tą patį, ką daro tas, kuris jį pakvietė. Tai tas turėtų būti apie 25%. Tai čia yra tokia sistema, kurią galite susidaryti kiekvienas savo, kad būtų aišku naujai atėjusiam žmogui, ką daryti. Tai jeigu jūs mokate priregistruoti per dieną, pavyzdžiui, 10 žmonių, ar ne, tarkim, tai jūs turite išmokyti tą patį daryti ir savo naują žmogų atėjusį. Tada tas žmogus išmokys savo naujai atėjusį žmogų ir taip toliau. Ir tada ta sistema iš 2, 4, 16 ir taip toliau. Ir labai gražiai jūsų komanda plėsis labai didelim gražiom šakom. Tai šitas yra labai svarbu išmokyti žmonės duplikuoti, tai yra daryti tą patį, ką darote jūs. Ir dar vienas iš labai svarbių dalykų, tai yra įvairūs mokymai ir asmeninis augimas. Tai nuolatinis mokymasis apie pardavimus, apie lyderystę stiprina jūsų rezultatus.
Ir augantis lyderis augina ir savo komandą. Tai kokie yra svarbiausi būtent asmeninio augimo taškai, kaip, net nežinau kaip pasakyti, mąstysena, tai yra augimo ir atsakomybės požiūris pirmiausia. Tai yra tam tikros žinios, kurias jūs turite sukaupę, tai yra pardavimų ir lyderystės supratimas, tai yra įgūdžiai, tai yra bendravimų ir klausimų praktika, tai yra disciplina, tai yra pastovūs kasdieniniai veiksmai ir yra pavyzdys. Ir tai yra lyderystė per veiksmus. Tai visus šitus 5 dalykus apjungus gausime tikrai labai stiprius lyderius, kurių turime tikrai ne vieną savo struktūroje, kas yra labai džiugu ir kurie veda toliau savo narius. O tie nauji nariai tada turėtų vėlgi ugdyti savyje tam tikras savybės, kad būtų gerai, pereikime toliau. Ir dabar kodėl mokymai ir asmeninis augimas yra kritiškai svarbus. Tai asmeninis augimas keičia rezultatus. Tai yra versle rezultatai visada atsispindi žmogaus vidinį lygį. Tai yra mąstysena, pasitikėjimas savimi ir sprendimų kokybė. Augdamas pats automatiškai keli ir verslo lubas. Taip pat mokymai suteikia kryptį ir aiškumą. Reguliarūs mokymai padeda suprasti, ką ir kodėl darai, o ne veikti tik tai chaotiškai. Aiškiai kryptis leidžia efektyviau išnaudoti laiką ir energiją. Ir lyderis augina per pavyzdį. Komanda neklauso žodžių, šitą prisiminkite, jie kopijuoja veiksmus. Kai pats mokaisi, dalyvauji mokymuose, tobulėjai, komanda natūraliai pradeda daryti tą patį. Kadangi jūs tampate lyderis, tampate pavyzdys savo komandai. Ir pasitikėjimas kyla iš kompetencijos, tai yra žinios ir praktika suteikia vidinį ramumą, bendraujant su žmonėmis. Kuo labiau pasitikėsite savimi, tuo lengviau pritraukti bus partnerius bei klientus. Ir ilgalaikis stabilumas, tai asmeninis tobulėjimas apsaugo nuo perdegimų ir nusivylimų. Augantis žmogus sugeba išlikti motyvuotas net tada, kai rezultatai ateina ne iš karto. Tai tas ilgalaikis stabilumas prilyginčiau panašiai disciplinai, kadangi rezultatų jūs galbūt iš karto ir nematysite, bet nuosekliai darant tam tikrus veiksmus, gausite ir atitinkamus rezultatus. Ir dabar ilgalaikiai vizija bei disciplina. Tai būtent tiek Michi verslas, tiek bet kuris kitas tinklinio marketingo verslas reikalauja nuoseklaus laiko ir darbo. Tai būtent žiūrint į ilgalaikę viziją, tai turėtų būti aiškus, nusistatytas savo tikslas, tai yra priežastis, dėl ko tai darote ir ateities matymas, kur jūs būsite, ten pavyzdžiui, po metų, po 2, po 5 ir taip toliau. Toliau antras dalykas - disciplina. Tai yra pirmiausiai kasdieniniai veiksmai, tai paskui yra pastovūs įpročiai, tai ką darote praktiškai irgi kiekvieną dieną arba ten nuolatinai, ir veiksmai net ir be motyvacijos. Ir tada jau gausite, turėdami tikslą, darydami tam tikrus veiksmus, turėsite ir rezultatą. Tai automatiškai kryptingai augsite, turėsite tam tikrus stabilius rezultatus ir turėsite savo ilgalaikį verslą. Tai šitą viziją išsisaugokite ir netgi kiekvienas savo susirašykite, ką darysite, koks jūsų tikslas, kokios būtent priežastys, dėl ko tai darote ir kaip matote save ten po metų, po 2, po 5, ar ne. Tai ką darysite kiekvieną dieną, išsiskaidykite, galite išsiskaidyti, pavyzdžiui, mėnesiais, galite išsiskaidyti tuos mėnesius į savaitės, tas savaitės išsiskaidykite į dienas ir galite tiesiog vėl pakartotinai tai kiekvieną savaitę daryti. Taip pat taikyti tuos pačius įpročius pastovius, kuriuos jau išmokote daryti ir
tuos veiksmus be motyvacijos, kurie kyla iš jūsų natūraliai. Pavyzdžiui, šiandieną sugalvojote pasidalinti kažkuo fainu, dalinatės, kažkuo vėl ten pamatyt fainą, vėl kažką tai darot. Šiandien sugalvojot, atėjo mintis kažkokie mokymams, susirašykit, kad darysit mokymus. Nu, tai visi tie dalykai. Ir automatiškai bus galima džiaugtis labai gerais rezultatais. Ir prie tos pačios temos dar einant, tai ilgalaikiai vizija suteikia prasmę visam verslui. Jie atsako į klausimą, kodėl tu tai darai. Kai aiškiai matai, kur nori būti po 3 ar 5 metų ar ten kažkiek tai tie trumpalaikiai sunkumai neatrodo tokie svarbus, o laikini rezultatų trūkumai nepalaužia jūsų motyvacijos. Ir disciplina yra vizijos įgyvendinimo įrankis. Ji reiškia kasdienius veiksmus ne tada, kai nėra nuotaikos, nėra įkvėpimo ar nėra greitų rezultatų, bet būtent disciplina leidžia išlaikyti pastovimą ir kontaktų kūrimą mokymuose ir komandos ugdyme. Ir versle sėkmė neateina nei per vieną mėnesį, o tik tai per nuoseklų darbą. Ir visa vizija saugo nuo pasidavimo, o disciplina sukuria veiksmus, kuriuos kiekvieną dieną po truputį artina prie tikslo. Kai šie du elementai veikia kartu, tai sukuriamas tvarus ir ilgalaikis jūsų verslas. Ir veiksmas, rezultatai ir atsakomybė. Tai tinkliniam marketinge rezultatai ateina tik per veiksmą, o atsakomybė už sėkmę visada yra asmeninė. Tai dabar veiksmas yra svarbiau negu motyvacija. Motyvacija visada ateina po veiksmo, ne prieš. Kiekvieni maži kasdieniai veiksmai, vienkartiniai proveržiai. Ir kodėl daug kas žino, bet nedaro. Kas yra rezultatus kuriantis būtent veiksmas. Tai yra kontaktų užmezgimas, kvietimai, pristatymai, kvietimai sekti, mokytis ir iš karto taikyti. Tai čia yra būtent tai, kas jums sukurs rezultatus. Taip pat reikės prisimti ir tam tikrą atsakomybę, nes čia nėra kaltų, nekalta nei kompanija, nei produktas, nei rinka. Toliau aš esu savo rezultatų priežastis ir lyderystė prasideda nuo savęs. Ir nesėkmės kaip augimo dalis. Tai yra atmetimai, tai yra tam tikro proceso dalis, kuri yra neišvengiama. Klaidos tai yra tam tikros pamokos, kurias turime išmokti ir nebekartoti. Ir kodėl pasiduoda tie, kurie galėjo laimėti. Pritrūko motyvacijos, ryžto ar tiesiog neturėjo ilgalaikės vizijos. Ir toliau pereikime dar prie vienos rimtos temos, tai yra laiko valdymas ir prioritetai tinklinėme marketinge. Ir tinklinėme marketinge sėkmę dažniausiai lėmė ne talentas ar žinios, o gebėjimas dirbti nuosekliai, teisingais veiksmais ir su ribotu laiku. Tai yra, kad mes neatiduodame viso savo laiko vien tik tai šitai veiklai ir neturime rezultatų. Ir atsiprašau, kodėl laiko valdymas yra toksai kritinis? Nes dažnai pradedamas po darbo, tai nėra tas, kad, kaip sakyt, dėl pinigų trūkumų ar ten dar kažko tai tiesiog prisidurti papildomai. Nėra vadovo, pats esi savo bosas ir turi išmokti valdyti savo laiką ir laisvėj, bet disciplinos tai yra lygu chaosui. Ir konsistencija ir intensyvumas, tai pavyzdžiui yra geriau 1 valanda per dieną visus metus, negu 10 valandų per dieną ir 1 savaitę. Tai rezultatai matematikos nesėkmės klausimas. Tai geriau daryti būtent tuos nuoseklius veiksmus kiekvieną dieną, kad ir po mažiau laiko, negu dirbu daug ir labai trumpą laiką ir viską metu negavus rezultatų. Ne? Toliau. Turėtų būti minimalus dienos planas, ką turiu padaryti, tai yra, ką privalau padaryti kasdien ir ne kai bus laiko, o pirmiausia pasidarau, o ne ten
ai, šiandien ir nuotaikų, šiandien yra laiko, šiandien vėl kažkas tai ir panašiai. Ir skirti 30-60 minučių per dieną, kiekvieną dieną. Ir prie viso to būtinai reikia išsidėlioti savo prioritetus. Tai prioritetų taisyklė yra tokia, kad 20% veiksmų sukuria 80% rezultatų. Tai fokusas daugiausiai yra į paprastus, bet nepatogius veiksmus. Viskiai, per anksti iššokau. Ir kodėl žmonės dažniausiai renkasi lengvus, bet neveiksmingus procesus, ar ne? Ir veikla, kuri kuria pajamas prieš veiklą, kuri atrodo svarbi. Tai pajamas kurianti veikla, tai yra kontaktų mezgimas, tai yra kvietimai, tai yra pristatymai, tai yra sekimas. Ir užimtumo iliuzija, tai yra per daug mokymų, koncentravimasis į logotipus, spalvas, detalės ir socialiniais tinklai be strategijos. Tai jeigu jūs darote tam tikrus veiksmus ir atrodo, aš tiek padariau, bet nėra rezultato, tada prasianalizuokite, ką padarėte ir kodėl to rezultato nėra. Galbūt jūs skiriate per daug laiko tam, kas jums negeneruoja pajamų, negeneruoja būtent viso to, kas padeda jūsų komandai augti. Tai gali būti, pavyzdžiui, labai daug mokotės, bet mokymai neatneša jums naujų klientų, naujų kontaktų ir panašiai. Paskui labai koncentruojatės, kad būtų gražus jūsų Facebook'o ar ten Instagram'o profilis, labai daug laiko praleidžiate prie vizualų kūrimo ir taip toliau, bet tai vėl nėra tiesiogiai generuojantis pajamas veiksmas. Aišku, tai turi irgi gražiai atrodyti, bet tam nereikia skirti per daug laiko. Arba ten kažkokiam tai, vėl kažkam tai, kas negeneruoja būtent pajamų. Daugiau reikia koncentruotis į tai, kas generuoja pajamas, o visam kitam, kiek liks laiko, arba daugiausia vadovautis 80-20 taisyklė, tai 80% laiko skirti būtent tiem veiksmam, kurie generuos jums pajamas ir 20% saviugdai, ten kitiem dalykam ir panašiai. Už 10 minučių jau mūsų pokalbis baigsis, jau taip atrodo skubinau ir vis tiek labai greit praėjo tas laikas. Tai dabar, jeigu turite klausimų, prašau įsijungti garsiakalbius ir klausti. Nėra klausimų? Viskas aišku, paprasta? Gerai. Nustosiu dalintis ekranu. Ir tada galbūt iš karto ir išjungiu įrašymą, o dar likusias minutės pakalbėsime taip.